Labą rytą. Ačiū komandai, viską paruošė, sudėlioja, viskas veikia, girdisi garsiai ir aiškiai. Tikrai ačiū Dievui. Tokios nuostabios giesmės ir vaikučių giesmė. Ir ką toliau bandysim šiandien geriau pažinti savo vyriausią ganytoją, studijuodami 1 Timotiejų laiško 3 skyrius 16 eilutę. Bandysim šį kalėdinį laikotarpį Kristaus gimimo belaukiant jį pažvelgti ne tik kaip kūdikėlį ėdžiose, bet ir kur kas daugiau, kaip jau įsitikinome praeitų pamokslų metu. Tai dabar galite atsiverskit 1 Timotiejui laišką 3 skyrius 16 eilutę. Paskaitysim tą 16 eilutę visi kartu. Taip, 16 eilutė. Sako, ir neginčiamai didelė yra dievotumo paslaptis. Dievas buvo apreikštas kūne, išteisintas dvasia, regėtas angelų, paskelbtas pagonims, įtikėtas pasaulyje ir paimtas į šlovę. Dangus Dieve, ačiū Tau už Tavo žodį, ačiū Dieve, kad mes jį turim, kad galim studijuoti, skaityti, suprasti. Dieve tikrai keisk mūsų širdis per savo žodį, skroskės Dieve savo žodžiu, kad mes tikrai būtumėm pakeisti, panašėtumėm Dieve į Tave, nusimestumėm tą seną aš savo, nusigręžtumėm nuo savo kažkokių senų nuodėmių, įpročių Dieve ir keliautumėm nusisukę link Tavęs ir tikrai Dieve klausytumėm Tavo balso, savo ganytojo balso Dieve gyvenime ir tikrai galėtumėm Tavimi sekti. Laimink Dieve šitą Tavo žinią, Dieve, padėk pasakyti tik tą, ką Tu nori pasakyti, Dieve. Ir padėk mums išgirsti iš Tavęs, Dieve. Tom dėkoju pirms Viešpaties Jėzų Kristų. Amen. Tai šitos eilutėse yra minima tokia dievotumo paslaptis. Tai kas yra ta dievotumo paslaptis? Tai dievoto arba Dievui patinkančio gyvenimo paslaptis, tai yra tas pagrindas, ant ko tas gyvenimas yra pastatytas. O tas pagrindas yra Evangelija, ta uola, kaip ir dainavom, ta geroji naujiena arba Kristaus gyvenimas, mirtis ir prisikėlimas. Taigi, 1 Timotiejui 3 skyrius 16 eilutė, taip žinome, yra pirmojo amžiaus, tikriausiai bažnyčios tikinčiųjų giedota giesmė. Mes su jomis, jeigu taip galime pasakyti, prie tų 2 pamokslų metu jau sugiedojome 2 tos giesmės eilutes. Tai pirmiausia, kalbėjome apie tai, kad Dievas buvo apreikštas kūne. Kristus buvo Dievo siųstas į žemę, kad būtų apreikštas žmonėms ir savo atėjimu ne tik tai būtų apreikštas, bet ir apreikštų Dievą. Jis tiksliai gyvenino Dievo dar prieš pasaulio sukūrimą sugalvotą planą ir būdamas pilnai Dievas ir pilnai žmogus, būdamas be jokios kaltės, mirė ant kryžiaus ir taip tapo tobula auka už nuodėmes. Ir 3 dieną kapas jo nesulaikė, jis kėlės iš mirties, nugalėdamas mirtį ir suteikdamas žmonijai amžino gyvenimo viltį. Taigi Dievas buvo apreikštas kūne, pirma giesmės eilutė. Praeitą savaitę, žvelgdami į mūsų gelbėtoją, pamatėme, kad Kristus buvo išteisintas dvasia. Pastorius Artūras kalbėjo, kad šventoji dvasia buvo su Kristumi per visas jo dienas čia žemėje. Kristus gimė šventosios dvasios veikimu per mergelę Mariją. Šventoji dvasia nužengė jo krikšto metu, lydėjo jį, veikė per jį visos jo žemiškos kelionės metu, kol galiausiai Dievo paliepimu prikėlė Kristų iš numirusių ir taip įrodė, kad Kristus iš tikro buvo nekaltas avinėlis, miręs už pasaulio nuodėmes, nuteistas kaip piktadarystė šventosios dvasios prikėlimu išteisintas nuo jam mestų kaltinimų. Jeigu jis būtų padaręs bent vieną nuodėmę, jis ir būtų likęs miręs, bet prikėlimu buvo įrodyta, kad jis iš tiesų yra teisus. Tai antra giesmės eilutė buvo, kad jis buvo išteisintas dvasia. Tai Kristus buvo Dievo siųstas į žemę, nugyveno tobulą gyvenimą ir šiandien pažiūrėsime į 3 Kristaus tarnystės žemėje aspektą, pažiūrėsime į sekančią mūsų, jau galima sakyti, iš tos kalėdinės giesmės eilutę. Paskaitykim dar kartą. 16 eilutė, 1 Timotiejų laiško 3 skyrius 16 eilutė. Sako, ir neginčiamai didelė yra dievotumo paslaptis. Dievas buvo apreikštas kūne, išteisintas dvasia.
Trečia eilutė - regėtas angelų. Ir visi galvoja, ką čia reiškia regėtas angelų. Kristus buvo regėtas angelų, o tai jau parašyta. Tai kadangi pasitaikė tokia proga, tai šiandien plačiau pakalbėsim apie angelus. Mūsų visuomenėje angelai, kaip ir jau pastebėjom, yra neatsiejama kalėdų dalis. Kalėdiniu laikotarpiu dažnai susidurėm su tuo angelų vaizdavimu. Tai per filmus kažkur tai matome, ar mieste kažkur akis užkliūvo už kažkokiu vienokiu ar kitokiu angelų vaizdavimu. Angelas dažniausiai vaizduojamas kaip kažkokį pučiantis trimitą, skrendantis ir pučiantis trimitą. Čia aš dabar sakau, suvedžiu tiesiog per Google angelas, angliškai kalėdos ir tiesiog kokie buvo vaizdeliai ir taip parodo ten iš įvairių miestų, kokie jie yra vaizduojami. Tai va, skrenda pučia trimitą, eina pučia trimitą, kartais angelai būna berniukai, kartais mergaitės, kartais suaugę žmonės, turi įvairių dydžių sparnus, aišku, turi angelai tokią savybę, kad visą laiką švyti, turi aureolę virš galvos, jau taip yra jie vaizduojami. Tik vienai per kitaip visi bandymai atvaizduoti angelus yra mažų mažiausiai netikslus, o dažniausiai yra netgi visiškai klaidingi. Taigi šiandien kartu su jumis iš Dievo žodžio pažiūrėsime į 3 dalykus susijusius su angelais ir kokia jų paskirtis Dievo išgelbėjimo plane. Žiūrėsime į 3 dalykus ir kaip jie susiję su Dievo išgelbėjimo planu. Tai pirmiausia, pažiūrėsime, kad angelai yra Dievo sukurtos ypatingos būtybės. Dievo sukurtos ypatingos būtybės. Ir paskui 3 dalykus pažiūrėsim. Tai angelų pasiruošimą Kristaus atėjimui, angelų patarnavimą Kristui ir angelų patarnavimą tikintiesiems. O toksai jo planelis. Tai pirmą žiūrim į, kad angelai yra Dievo sukurtos ypatingos būtybės. Žodis angelas graikų kalboje reiškia, tikriausiai žinot, ką reiškia. Pasiuntinys, labai teisingai, taškas šitam flangui šiandien, taip, labai teisingai, pasiuntinys. Tai Dievas visoje istorijos eigoje siuntė savo pasiuntinius, labai teisingai sako, tos angelus ir jiems pavesdavo atlikti kažkokias tam tikras užduotis ar pranešti kažkokią tai žinią žmonėms. O kaip atsirado angelai? Kaip galvojat? Dievas sukūrė, labai teisingai, girdėjau teisingą atsakymą, kad Biblija mums tiksliai nepasako, kada ir kaip tie angelai buvo sukurti, bet tačiau mes žinom, kad angelai jau buvo nuo pradžios. Tai va, Psalmė 148, nuo 2 iki 5 eilutės, paskaitysiu, kur tą ir sako. Sako, girkite jį, visi jo angelai, girkite jį. Visa jo kareivyje, girkite jį saulė ir mėnulė, girkite jį spindinčios žvaigždės, girkite dangų, dangus ir viršun jų esantis vandenis. Visi tegeria viešpatės vardą, nes jis įsakė ir visa buvo sukurta. Tai va, sako ir angelai, ir visa, kas buvo, ir dangus, ir mėnulis, ir viskas, ir sako, jisai įsakė ir viskas buvo sukurta. Tai va, dabar pažiūrėsime truputėlį, kas tie angelai yra. Tokius kelis faktus apie angelus, nes dažnai mūsų visuomenė jie labai yra klaidingai suprantami. Taigi pirmas dalykas apie angelus, kad angelai nėra mirusio žmogaus dvasia. Kaip populiaru matyti pas mus filmuose, kad žmogus miršta, jis kažkaip patampa tokia arba dvasia, arba kažkokia tai angelų, tai jis nėra mirusio žmogaus dvasia. Ir taip pat jisai nėra kaip kažkas tai galbūt galvoja, tarkim, sako, kad negimę vaikai tampa angelai, arba kada vaikas miršta, jisai tampa angelas. Taigi angelas yra būtybė, kuri kaip ir žmogus buvo sukurti Dievo numatytų metu, numatytam konkrečiam tikslui. Taigi visi angelai, kaip žinom, buvo sukurti šventi. Morkaus 8:38 sako, jei kas gėdisi manęs ir mano žodžių šios svetimaujančios ir nuodėmingos kartos akivaizdoje, to gėdysis ir žmogaus sūnus, kai jis ateis savo tėvo šlovėje su šventaisiais angelais. Tai va, yra tokie šventieji angelai. Taigi matom, yra šventi angelai, tačiau Biblija sako, kad pradžioje trečdalis angelų, to visų šventų, kurie buvo sukurti kartu su šėtonu, nupuolė ir buvo išmesti iš dangaus. Mato 25:41 sako, tada jis prabils ir stovinčius kairėje
Eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji, jam žina ugnį, kuri paruošta velniui ir jo angelams. Tai sako, ugnis yra paruošta velniui ir jo angelams. Taigi matom, kad ta gerųjų ir blogųjų angelų baigtis yra jau dabar nuspręsta, jau buvo nuspręsta ir jinai visiškai yra aiški, kad vieni tiesiog liks danguje su Dievu, o kiti bus įmesti į amžiną ugnį. Taip, kitas dalykas, kad angelai yra galingos būtybės, jie yra galingesni už žmonės, tačiau jų galia ir žinios ir laisvė veikti yra ribotos. Tai va, kad pažiūrėtumėm, ant kiek skiriasi ta angelų jėga, pažiūrėkime Apaštalų darbų 12 skyriaus nuo 21 iki 23 eilutės, kaip skiriasi nuo žmogaus jėgos. Apaštalų darbų 12 skyrius 21 eilutė sako. Nustatytą dieną Erodas apsivilkęs karališkais drabužiais atsisėdo į sostą ir sakė jiems prakalbą. Liaudis ėmė šaukti, tai Dievo, ne žmogaus balsas. Tai va, Erodas tiesiog atsisėdo, karalius pasipuošė, kalba ir visi žmonės pradėjo jį kaip Dievą garbinti. Sako, čia pats Dievas kalba. Ir sako, beregint jį ištiko viešpaties angelas už tai, kad netidavė Dievui garbės. Ir jis mirė kirminų suėstas. Tai va, tai kaip skiriasi angelų ir žmonių galia, kad angelas va, taip ir viskas, ir žmogaus nebėra. Tai mes nesilygiuojam su angelais savo kažkokia tai jėga. Taip pat angelai nėra kažkokios tai keistos būtybės ar dvasios. Jos yra kaip ir žmonės, kurie turi jausmus. Pavyzdžiui, Luko 15:10 sako, sakau jums, šitaip džiaugiasi Dievo angelai dėl vieno atgailaujančio nusidėjėlio. Tai matom, kad visi dangaus angelai turi jausmus, jie džiaugiasi dėl vieno atgailaujančio nusidėjėlio. Didžiausia šventė būna, kada žmogus įtiki Jėzų Kristų. Taip pat angelai turi troškimus, turi protą, gali turėti asmeninius santykius, tiek ir tarpusavyje, tiek ir su kitais žmonėmis. Kaip mato 28:5 sako, o angelas tarė moterims, nebijokite, aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Tai angelas tiesiog gali kalbėtis, komunikuoti su žmonėmis. Taip pat angelai yra dvasinės būtybės, kaip jau žinom, kurie neturi kūno. Bet dažniausiai pasirodydavo žmonėms su žmogaus kūnu. Čia irgi toks įdomus dalykas. Apaštalų darbų 1:10 sako, kai jie akių nenuleisdami žiūrėjo įženginti dangun Jėzų, štai prie jo atsirado du vyrai baltais drabužiais. Ir dažnai, kada kalba apie angelus kažkokius atsiradusius prie žmonių ar kalbančius, jis sako vyrai baltais drabužiais. Tai jie apsireiškia kaip žmonės. Taip pat jie fiziškai nemirtingi yra. Taip pat Biblija sako, negali tuoktis, negali daugintis, tai tikriausiai skaičius yra visą laiką vienodas, koks buvo sukurtas. Aišku, yra nežinomas jų skaičius, bet žinom, kad jų yra didelė daugybė. Kai Apreiškimo knygoje 5 skyrius 11 eilutė sako, kad aš pažvelgiau ir išgirdau balsus daugybės angelų aplinkui sostą. Būtybių ir vyresniųjų jų skaičius buvo mirijadų ir tūkstančių, o ką tai sako, kad tiesiog nesuskaičiuojamas skaičius tų angelų yra danguje. Taip pat angelai nėra dievai, jie nėra viską žinantis, nėra visagali, jie nėra visur esantis. Ir taip pat angelai, ką ir teisingai sako ir rodo per filmus, iš tikrųjų gali skraidyti ir greitai keliauti, tačiau negali, aišku, būti dviejose vietose vienu metu kaip Dievas. Danielius 9 skyrius 21 eilutė, paskaitysiu, sako taip, nuo 21 iki 23, sako, man dar besimeldžiant vakarinės aukos metu greitai atskridęs prie manęs prisilietė Gabrielius, kurį anksčiau buvo matęs regėjime. Ir jis pamokė mane, kalbėjo man ir tarė, Danieliau, aš atėjau duoti tau nuovokos bei supratimo. Tai matom, kad greitai priskrenda angelas ir kažkokia jam žinia nuo Dievo perduoda, sako, nuovokos ir supratimo nuo Dievo. Taip pat labai svarbu, kad angelai visuomet minimi kaip vyriškos lyties būtybės, kaip vyrai. Taip pat angelai nėra vaikai, jie Biblijoje žmonėms apsireiškia tokiu kūnišku, dažniausiai suaugusio vyro pavidalu. Ir atkreipkite dėmesį, kaip yra dažnai vaizduojama, pavyzdžiui, aš kada per paiešką internete suvedžiau, ten angelai, kalėdos tiesiog ir tai buvo nei vieno angelo, kuris būtų tiesiog suaugęs žmogus vyras. Visi arba
arba berniukas angelas, arba mergaitė angelas, arba moteris angelas. O tokiu, kaip bibliškai būtų parašyta, tai atrodo taip keista, kad pasižiūri Biblijoje kaip yra ir paskui ką pasaulis daro, tai atrodo, kad tiesiog specialiai, paima ir tiesiog specialiai priešingai daro. Tai va, tai dabar kai pamatysit, iš karto sakysit, aha, ne taip, ne berniukas, atsiprašau, ar mergaitė. Taip pat dar vienas labai ypatingai svarbus dalykas, ypatingai tų tokių, sakykime, charizmatinių, nesuprantamų kalbėjimo kontekste, kad angelai visuomet kalba žmonėms suprantama kalba. Angelų kalba žmonėms visuomet yra suprantama. Ir kuomet kalba angelas, tai yra žmogui suprantama kalba. Angelai nekalba kažkokia kita kalba, nežinau kaip jie patys komunikuoja, bet kiek Biblijoje angelas kalba su žmogum, ar jis dangui, ar žemėje, kad ir kaip, visą laiką žmogui suprantama kalba. Taip, dar labai svarbu, kad angelus draudžiama garbinti. Angelas yra tik tai tarnas, Dievo tarnas ir angelai garbina Dievą. Ir jie niekaip neleidžia, kad juos garbintų. Ir kaip mes per praeitą pamokslą sakėm, kai norėjo pagarbinti angelą, angelas sako, greitai stokis negarbink manęs. Sako, mūsų garbinti negalima, tik vieną Dievą. Ir taip pat ta angelų veikla pasižymi tuo, kad jie garbina Dievą. Hebrajams 1:6 sako, ir vėl įvesdamas pirmagimį pasaulį sako, te pagarbina jį visi Dievo angelai. Tai visi Dievo angelai garbina Kristų ir patį Dievą. Taip pat jie džiaugiasi to, kad Dievas daro, jie tarnauja Dievui, jie pasirodo Dievo akivaizdoje, yra danguje, jie yra Dievo teismo įrankiai, kaip ir dabar matėm. Tas karalius neatidavė pagarbos Dievui, pakalbėjo kaip karalius, žmonės pagarbino ir viskas. Sako, tavo dienos suskaičiuotos ir mirė vietoje. Tai čia tik tai keli tokie faktai apie tos angelus. Galima, aišku, daugiau tenais gilintis, kokių jį ten yra, kiek jie ten sparnų turi ir panašiai, bet tiesiog čia tokie kiekvienam tikinčiajam, atrodo, būtini žinoti tokie elementarūs dalykai, kad mes žinotumėm, su kuo turim reikalą. Tai matom, kad tie angelai buvo Dievo ypatingai sukurtos būtybės. Gerai, dabar pažiūrėkime į pirmąją angelų paskirtį Dievo išgelbėjimo plane. Pažiūrėsime į jų dabar paskirtį. Taigi, pirmas dalykas, kokia paskirtis, tie angelai paruošė vietą Kristaus atėjimui. Angelai paruošė vietą Kristaus atėjimui. Dievas siuntė Jėzų į žemę atėjus laiko pilnatvėje. Tai reiškia, kuomet visas pasaulis buvo tam pasiruošęs. Tada visa istorija sukeliavo iki to taško, viskas buvo paruošta, Dievas sako, dabar vis laikas paruošta. Kaip žinom, kad Romos imperija užkariavo visą to meto pasaulį, įvedė taiką, nutiesė kelius tarp didžiausių miestų ir viską paruošė, net patys to nežinodami, tam greitam Evangelijos sklidimui, greitam ir nestabdomam sklidimui. Ir kai viskas buvo paruošta, atėjo metas gimti Mesijai. Kristaus atkeliavimo į žemę laikotarpiu Biblijoje matome labai tokį suaktyvėjusi tą angelų veikimą. Nes kadangi pasižiūrim Biblijoje, kada jie veikia, tai ten būna, kad pasirodė angelas, paskui jis ten po 1000 metų pasirodė, bet ar ten ne taip gal retai kartais, bet tiesiog, kad angelai nepasirodo taip kiekvieną dieną žmonėms kažką tai nekalba ir nesivaizduoja, o jeigu angelas jau ateina, tai su konkrečiu tikslu kažką tai pasako, padaro ir tada jau kažkas istorijoje pasikeičia, netgi ir čianais. Taigi, dabar toksai ypatingas istorijos momentas. Atrodo, daug tokių puzlės detalių dėliojasi, viskas jau susideda į bendrą tokį paveikslą ir tas angelų suaktyvėjimas labai yra matomas. Taigi kai viskas buvo paruošta, pirmiausia, angelas atėjo pas tokį pasirodė Zacharijų. Zacharijas buvo Jono Krikštytojo tėtis. Tai paskaitykim dabar tos kelis epizodus, kaip per kažkokį tai, per tuos metus laiko, per kelis metus, kaip tie angelai, jie veikia aktyviai. Tai Luko 1 skyrius nuo 10 eilutės. Paskaitykim, kaip pasirodė Zacharijui.
Luko 1 skyrius nuo 10. Sako, smilkimo valandą lauke meldėsi gausi žmonių minė. Tada jam pasirodė viešpatės angelas, stovintis smilkimo aukuro dešinėje. Pamatęs jį, Zacharijas sumišo ir jį apėmė baimė. Bet angelas jam tarė, nebijok, Zacharijau, nes tavo malda išklausyta, tavo žmona Elžbieta pagimdys tau sūnų, o tu jį pavadinsi Jonu. Tau bus džiaugsmas ir linksmybė, ir daugelis džiaugsis jo gimimu. Ir jis bus didis viešpaties akyse, negers vyno, nei stiprių gėrimų, iš pat motinos įsčių jis bus kupinas šventosios dvasios ir daugybė Izraelio vaikų atversi viešpatį jų Dievą. Taigi matom, kaip viskas vyksta pagal Dievo planą. Jisai meldžiasi, kad turėtų vaikelį. Ir dabar Elžbietos su Zacharijom susilauks Jono Krikštytojo, kurio visas gyvenimas jau yra suplanuotas. Dievas ateina, tiksliau angelas ateina ir pasako, va, dabar bus vaikelis, bus taip, jisai tą padarys, aną padarys ir paruoš Mesijų kelią, jį pakrikštys ir panašiai. Dievo planas veikia labai aktyviai. Gerai, ir tada praėjus 6 mėnesiams, po to, kai Zacharijaus žmona Elžbieta pastojo, angelas pasirodė Elžbietos giminaitiai, mergeliai Marijai. Matom ir čia, nori kažką jisai pasakyti. Luko nuo 1 skyriaus, nuo 26 eilutės. Sako, 6 mėnesį angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą Nazaretą. Tai va, kaip pasiuntinys, sako, eik, pranešk žinią. Zacharijui pranešė, gerai, dabar laikas, jau eik pranešk Marijai. Į Nazaretą pas mergelę, sužadėtas su vyru vardu Juozapas iš Dovydo namų. O mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją angelas tarė, sveika malonės apdovanotojai, viešpats su tavimi, palaiminta tu tarp moterų. Jį pamačius jį sumišo nuo jo žodžių ir svarstė, ką toks pasisveikinimas gali reikšti. Niekada jie niekas taip gražiai nesikreipė. O angelas jį tarė, nebijok, Marija, kaip ir Zacharijui, lygiai tie patys žodžiai, sumišo, kas čia dabar bus, nes kažkaip nebuvo įprasta čia tų angelų matyti. Ir atsirado ir sako, nebijok, viskas tvarkoj, vyksta Dievo planas. Sako, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi įsčiasi ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jis bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą. Jis valdys Jokūbo namus per amžius ir jo karalystė nebus pabaigos. O Marija paklausė angelo, kaip tai vyks, jeigu aš nepažįstu vyro? Angelas jai atsakė, tardamas, šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausioji jėga apgaubs tave. Tada ir gimęs iš tavęs bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Ir dabar va sako, tavo giminaitė Elžbieta, kuri buvo laikoma nevaisinga, pradėjo sūnų senatvę ir šis mėnuo jai jau yra 6. Nes Dievui nėra negalimų dalykų. Tada Marija atsakė, štai aš viešpatė tarnaitė, tebūnie man pagal tavo žodį. Ir angelas nuo jos pasitraukė. Tai jau matom, kaip pabendrauja, Dievas duoda kažkokius nurodymus savo žmonėms ir veikia labai aktyviai šitam išgelbėjimo plane. Ir taip pat vykdamas savo planą, Dievas norėjo užbėgti kažkokiems įvykiams už akių ir matom, kad jisai siunčia angelą pas Marijos sužadėtinį Juozapą. Mato nuo 1 skyriaus 18 eilutės, sako, Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo sužadėjusi su Juozapu. Dar nepradėjusiems kartu gyventi, jį tapo nešė šventosios dvasios. Jis vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė slapta jį atleisti ir sugadinti kažkaip tai Dievo planą. Kai jis nusprendė tai padaryti, sapne jam pasirodė viešpaties angelas ir tarė. Iš karto angelas, gerai, šitą reikia sutvarkyti. Sako, Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Jeigu būtų Juozapas kažkaip tai kitaip pasielgęs kaip jisai pats nori, jau kaip siųstas angelas, viskas nebūtų taip tiksliai įvykę, kaip Dievas suplanavo, bet Dievas žino, kur ką reikia pakreipti, kur ką padaryti, kad įvyktų būtent taip, kaip jisai suplanavo. Ir matom, sekant eilutę, sako, atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip viešpaties angelas jam įsakė ir parsivedė žmoną pas save. Tai matom, kad angelai veikia aktyviai, su tais žmonėmis, kurie yra susiję su Kristaus gimimu, ruošia vietą. Ir ne tik tai jam ruošia vietą, bet netgi jie ir sudalyvavo Kristaus gimime. Taigi tik gimus Jėzų angelai pasirodė piemenims. Ne? Žinom tokią irgi istoriją. Galim irgi pasižiūrėti. Tai jau čia Luko 2 skyrius, nuo 8 eilutės.
Sako, tos apylinkės laukuose buvo piemenys, kurie būdėdami naktį saugojo savo bandą. Staiga jiems pasirodė viešpatės angelas ir jos apšvietė viešpatės šlovė. Jie labai išsigando, visi išsigando, ir Zacharijas, ir tik tai Juozapas neišsigando, man atrodo, kad nežinau, reikės pasižiūrėti, dabar tik pagalvojau. Ai, jisai sapnėtėm buvo, tai kad ten išsigasi sapnas, teisingai, gerai. Tai nesiskaito tada, būtų išsigandęs, jeigu būtų nemiegojęs. Gerai, kur čia tas buvo? Jie išsigando, bet angelas jiems tarė, nebijokite. Štai skelbiu jums didelį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė gelbėtojas. Jis yra viešpats Kristus ir štai jums ženklas, rasite kūdikį suvystytą ir pagulytą ėdžiose. Staiga prie angelo pasirodė gausi dangaus kareivyje šlovinanti Dievą. Įsivaizduokit tokį vaizdą, tu esi piemenėlis, toksai vos ne žemiausios klasės žmogus toje visuomenėje, kažkur tai ganai tenais avis. Ir dabar pasirodo angelas, paskui visa angelų kareivyje, koncertas didžiausias, dangiškas. Ir jie visi dainuoja, sako, šlovė Dievo aukštybėse, 14 eilutė, o žemėje ramybė ir palankumas žmonėms. Kai angelai nuo jų pakilo į dangų, piemenys kalbėjosi. Eikime į Betlėjų pažiūrėti, kas ten įvyko, ką viešpas mums čia paskelbė. Jie nuskubėjo, rado Mariją, Juozapą ir kūdikį paguldytą ėdžiose. Iš karto viską metė, sako, čia jau tikrai kažkoks, tai tikrai jeigu visiems jau pasirodė, tai tikrai ne kažkokia haliucinacija, o čia tikras įvykis, angelai pamatė visą tą kareivyją ir bėgo jau žiūrėti, pasveikinti to Kristaus gimusio. Taigi piemenys pagarbino gimusi Mesiją. Taigi matom, kad visa žmonijos istorija susiveda į vieną tašką. Visas dangus žmogui matomų būdu paliudijo, kad žadėtas ir ilgai lauktas Mesijas iš tikro atkeliavo. Netgi dangus atsivėrė, angelai sako, iš tikrųjų, liudija ir dangus, kad čia jau yra tas. Gal buvo ir netikrų Mesijų, bus irgi dar netikrų, bet va šitas tai yra tas Mesijas. Ir jie tą patvirtino. Ir mes irgi už 10 dienų, kaip tie piemenys, galėsim irgi švęsti Kristaus gimtadienį. Visi laukiam, ruošiamės, minim, kalbam apie jį ir svarbiausia, kad tos šventės ir kalėdos būtų mūsų prisiminti, kad iš tikro Kristus atkeliavo, kad iš tikro jisai buvo Dievo sūnus ir ką jisai padarė. Tai va, dangus liudija, sako, va čia yra tasai sūnus gelbėtojas pasaulio. Gerai, taigi pirmoji angelų paskirtis Dievo išgelbėjimo plane. Angelai paruošė vietą Kristaus atėjimui. Dabar žiūrime į antrą angelų paskirtį Dievo išgelbėjimo plane. Angelai patarnavo Kristui jo žemiškoje tarnystėje. Angelai patarnavo Kristui jo žemiškoje tarnystėje. Taigi, 16 eilutė mūsų 1 Timotiejų 3 skyriaus sako, kad Kristus buvo regėtas angelų. Tai regėtas gali reiškia matytas, gali reikšti aplankytas arba pastebėtas, stebėtas. Ir visos Kristaus žemiškos tarnystės metu angelai jį stebėjo, jam padėdavo ir visi jį aplankydavo. Tai matom, kad jie aktyviai veikia ir paruošime jo ateimo, ir ateime, ir paskui aktyviai visos jo tarnystės metu. Taigi matėm, kad jau buvo gimime, o dabar pažiūrėsim, kas vyko toliau. Tai savo tarnystės pradžioje, po savo krikšto, Kristus buvo nuvestas į dykumą ir ten buvo gundomas. O kas jį gundė? Gundė nupuolęs angelas Šėtonas. Ir kai jam nepavyko Kristaus sugundinti savo pigiais triukais, tada mato 4 skyriaus 11 eilutė, sako, tuomet velnias nuo jo atsitraukė ir štai angelai prisiartino ir jam tarnavo. Tai studijuodamas pastebėjau tokį dalyką, kad jisai buvo apsuptas angelų. Tai yra ir puolusių, ir šventų angelų. Tai puolęs angelas jį, nors tas angelas gerai pažinojo patį Kristų, jie buvo pažįstami dar prieš nuopolį, bet jisai atėjo pas Kristų irgi bandė, kaip jisai sugundė kitus angelus paskui jį prieš Dievą sumaištauti, taip jisai bandė paimti ir Kristų. Galvoju, aš irgi sugundysiu, kad jisai maištautų prieš Dievą.
Ir kada jam nepavyko, jisai tas angelas nupuolęs atsitraukė ir tada kiti tie šventi angelai atėjo ir jam patarnavo. Tai matom, kad jisai buvo apsuptas vienaip ar kitaip angelų. Taip pat angelai, matom, tokie aiškių momentų, labai sunkių momentų buvo su Kristumi jau vėliau, jo pabaigoje, jo tarnystės, kuomet jis liko vienas ir netgi ištikimiausi jo mokiniai jį paliko. Tai va, ten jisai buvo dykumoje, irgi nukeliavo vienas, angelai jam padeda, dabar matom kitą situaciją, pradžia tarnystės, dabar pabaiga tarnystės. Vėl jisai vienas, vėl paliktas. Luko 22 skyrius, paskaitykime nuo 39 eilutės. Sako, išėjęs iš ten, jis, kaip buvo pratęs, pasuko į Alyvų kalną. Paskui nuėjo ir mokiniai. Atėjus į vietą, jis tarė jiems, melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą. Ir jis atsitolino nuo jų maždaug per akmens metimą ir atsiklaupęs ėmė melstis. Tėve, jei nori, paimk šitą taurį iš manęs, tačiau te būna ne mano, bet tavo valia. Tai vienas nuėjo melstis, mokiniams sako, jūs irgi pasimelskit. 43 eilutė. Jam pasirodė iš dangaus angelas ir jį sustiprino. Vidinės kovos draskomas jis dar karščiau meldėsi, jo prakaitas pasidarė tarsi tiršto kraujo lašai varvantį žemėn. Tai matom, tokių sunkių momentų, tas angelas jam padeda, atėjo, sustiprino ir atsikėlęs po maldos jis atėjo pas savo mokinius ir rado juos iš sielvarto užmigusius. Jis tarė jiems, kodėl miegat? Kelkitės ir melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą. Taigi matom, kad kada Kristus vienas, kada jisai paliktas, tada keliauja angelai ir jam patarnauja. Ir taip pat, kada Kristus jau iškentėjo, prisikėlė, po Kristaus mirties šventi angelai nurito akmenį nuo Kristaus kapo taip pat. Mato Evangelija 28 skyrius 2 eilutė, sako, ir štai kilo smarkus vėjas, žemės drebėjimas, nes viešpaties angelas, nužengęs iš dangaus, priejo, nuritino akmenį nuo angos ir atsisėdo ant jo. Tai irgi matosi ta tokia jėga, kad tiesiog jis sako priejo, nuritino ir atsisėdo ant to akmens. Įdomus toksai epizodas. Taip pat matom, kad angelai pasirodė, po to aktyviai labai veikia ir po Kristaus prisikėlimo. Pasirodė moterims, kaip prisikėlė Luko 24 skyrius, nuo 4 eilutės, sako, apstulbusios jos nežinojo, ką daryti. Ir štai prie jų atsirado 2 vyrai spindinčiais drabužiais. Jos išsigando ir nuleido akis, o tie vyrai tarė. Atkreipim dėmesį, kad vyrai ir spindinčiais drabužiais, ne angeliukai mergaitės, ne berniukai, ne moteris, bet tiesiog vyrai. Sako, kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra jo čia, jis prisikėlė. Atsiminkite, ką jis jums sakė, būdamas dar Galilėje. Žmogaus sūnus turi būti atiduotas į nusidėjėlio rankas ir nukryžiuotas, o 3 dieną prisikelti. Jos ten nubėgo ir greitai visiems papasakojo, kad iš tikrųjų Kristus prisikėlė ir kad jos matė angelus. Ir matom ir galiausiai, jau gal paskutinis toksai epizodas, kada angelai pasitarnavo Kristui, tai buvo tuomet, kada Kristus užžengė į dangų. Apaštalų darbų 1 skyrius 10 eilutė sako, kada jau Kristus pasakė tą paskutinį jiems jau pavedimą, jau kilo į dangų. Ir kai jie akių nenuleisdami žiūrėjo žengiantį dangun Jėzų, štai per jų atsirado 2 vyrai baltais drabužiais. Tai viskas aišku, angelai, vyrai baltais drabužiais. Ir tarė, vyrai galiliečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų? Tas Jėzus paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįž taip pat, kaip jį matėte žengiant į dangų. Tai jis sako, lygiai taip pat ir vieną dieną sugrįž. Taigi matom, kad nuo Kristaus paruošimo atkeliauti į žemę, per visą tarnystę ir iškeliavimą į dangų, angelai vaidino labai svarbią rolę šitame išgelbėjimo plane. Gerai, taigi pirmoji angelų paskirtis išgelbėjimo plane, angelai paruošė vietą Kristaus atėjimui. Antra paskirtis, kad jie patarnavo Kristuje žemiškoje tarnystėje. Ir trečia paskirtis, angelai patarnauja taip pat ir tikintiesiems. Hebrajams 1:13-14 sako, o kuriam iš angelų jis yra kada nors sakęs, sėskis mano dešinėje, kol aš patiesiu tavo priešus, kaip pakoji po tavo kojomis. Argi jie visi nėra patarnaujančios dvasios, siųstos tarnauti tiems, kurie paveldės išgelbėjimą? Biblija sako, kad angelai yra siųstos tarnauti tiems, kurie paveldės išgelbėjimą, o tai yra tikintiesiems. Karalius Dovydas
psalmių knygoje sako, kad tikintieji turi angelų apsaugą. Psalmė 304-7 eilutė sako, viešpaties angelas stovyklauja aplink tuos, kurie bijo ir išgelbsti juos. Bijo jo, taip. Viešpaties angelas stovyklauja aplink tuos, kurie jo bijo ir išgelbsti juos. Tai labai įdomu, stovyklauja, tai ką reiškia, jis visada. Jis ne tai, kad čia prieina, ateina kažkur tai, bet, sako, visą laiką prie kažkokio tai tikinčiojo, prie žmogaus, kuris bijo Dievo, yra kažkur tai angelo stovykla, angelas įsikūręs ir jį išgelbsti iš kažkokių tai nelaimių. Tai kalbant apie apsaugą iš priešų, tas Dievo angelas, matėm, kad apsaugojo Jokūbą nuo Ezavo. Pradžios 32:1-2 sako, Jokūbui keliaujant toliau, jį pasitiko Dievo angelai. Jis išvydęs juos tarė, tai Dievo stovykla ir pavadino tą vietą Mahanaimu. Tai irgi labai įdomu, kad pasirodė 2 angelai ir jis vėl sako, o, čia Dievo stovykla. Tai kažkaip tai susiję tas yra. Ir taip pat matom toje 2 karalių knygoje, randame nuostabią istoriją, kuomet angelai padeda žmonėms, nors mes jų ir nematome. Tai mes turim pasitikėti Dievo žodžiu, kad jeigu Dievo žodis taip sako, taip ir yra, nors savo akimis mes tų angelų dvasinių dalykų dažnai negalim pamatyti. Tai paklausykit, kokią nuostabią istoriją 2 karalių knygoje. 6 skyriui nuo 15 eilutės sako taip. Dievo vyro tarnas anksti atsikėlęs ir išėjęs pamatė kariuomenę su raiteliais ir kovos vežimais, kurie buvo apsupę miestą. Tarnas sakė jam, vargas mano šeimininkė, ką dabar darysime? Eliziejus atsakė, nebijok, nes su mumis yra daugiau negu su jais. Eliziejus meldėsi, viešpatė atverk jo akis, kad matytų. Viešpas atvėrė tarno akis ir jis pamatė, štai kalnas buvo pilnas ugninių žirgų ir vežimų supančių Eliziejų. Tai Dievo kareivyje, nors atrodo ir nesimato, nors ir atrodo kažkokios tai problemos, juos užpuolė. Dievo kareivyje pasiruošusi padėti, kaip ir mūsų gyvenime dažniausiai kažkokios, tai atrodo, nėra išeities, esame vieni, palikti, galvom, kaip čia Dievas padės, meldžiamės su Dievo išgelbėjimo ir galiausiai kažkaip tai visi reikalai Dievas kažkaip sutvarko, išgelbsti, paguodžia mus ir veikia kažkokie tai tie dvasiniai dalykai, kurių mes net negalim pamatyti. Ir tikriausiai, jeigu pamatytumėm, tai irgi išsigastumėm, kaip ir visi tie žmonės, kas čia vyksta su mūsų gyvenime, kaip viską Dievas kreipia į savo, kaip ir čia vykdė savo planą, taip ir kiekvieno mūsų gyvenime Dievas kažkaip vienu ir kitu būdu mūsų gyvenimo planą vykdo, savo planą vykdo mūsų gyvenime. Taigi buvo aktyvūs angelai ir tada, ir dabar jie yra lygiai taip pat aktyvūs, nors mes jų nematom. Taip pat Dievas naudoja angelus atsakyti į tikinčiųjų maldas. Matom apaštalų darbuose 12 skyriui 5-7 eilutės sako, taigi Petras buvo uždarytas kalėjime, o bažnyčia karštai meldėsi už jį Dievui. Paskutinę naktį, prieš Erodui išvedant Petrą, tas supančiotas 2 grandinėmis miegojo tarp 2 kareivių. Prie durų kalėjimą saugojo sargybiniai. Ir štai ten atsirado viešpaties angelas ir kamerą nutveskė šviesa. Kad angelai šviečia, galbūt irgi tiesa yra. Jis sudavė Petrui į šoną ir žadindamas tarė, kelkis greičiau. Ir nukrito jam grandinės nuo rankų. Tai va, pasirodė angelas, kažkaip tai netikėtai, išmelstas tikinčiųjų, jie meldėsi tenais, paskui kai Petras net nuėjo į tuos namus, jie net nepatikėjo, kad Petras atėjo ir netidarė jam durų, bet matom, koksai nuostabus tasai Dievo veikimas. Siuntė angelą, išvedė Petrą, niekas nepamatė. Ir mums irgi buvo, nesakau, kad ten buvo angelas, bet tokia situacija buvo įvykusi mūsų šeimai, kada skridom čia mes jau iš Amerikos į Lietuvą ir buvo toksai panašus laikas, netgi, man atrodo, gal gruodžio 18 diena buvo prieš 2 metus ir kada mes skridom, turėjom atskristi į Frankfurto oro uostą ir iš Frankfurto tada į Vilnių skristi ir taip gavosi, kad buvo ten didelė audra, čia visoje Europoje ir Vilniuje ir kitose miestuose
ir tiesiog negalėjo tas lėktuvas išskristi, tenais užstrigo, mes jau čia buvom 20 valandų keliaujam, be jokio miego, be nieko, su 3 vaikais, plus dar 2 vaikai, plus kūdikėlis kelių mėnesių. Ir mes ten jau gyvenam parą laiko oro uoste ir galiausiai atsisėdom į tą lėktuvą į Lietuvą, į Vilnių iš Frankfurto, jau galvojom gerai valandą laiko, jau busim Vilniui. Ir ten paskui pralaukiam ten lėktuvą ir sako, ne, audra, negalim skristi, išlipkite iš lėktuvo ir viskas. Tai žodžiu, mus išlaipino iš to lėktuvo tiesiog į lauką ir viskas. Ir mes turėjom vėl eiti į tą oro uostą. Kas esat buvę oro uoste, žinot, kaip praeini pro visas apsaugas, viską, kokie yra darbo ir paskui tai palieka vėl lauke, vėl daryti viską iš naujo. Tai va. Ir tiesiog tokia apimė neviltis, kaip čia dabar daryti. Reikia Dievo pagalbos, nes čia didžiausias, galima sakyti, vienas didžiausių pasaulio oro uostų, kur čia eiti, ką daryti, ko klausti. Ir mes tais vaikais visi pavargę, vaikai ten irgi jau viskas, jau paskutiniai. Ir tada kažkaip taip galvojam, pasimeldėm, kažkaip eisim, ieškosim, kaip čia daryti. Ir tada įėjom į vidų to oro uosto, to milžiniško, ir buvo kažkokia tai tokia moteris apsirengus su tokia kaip šviečiančia liemenė ir atrodė, kad jinai likti ten darbuotoja tokia, gal ten atrodė likti tokia kaip gal valytoja. Ir tokia man labai panaši buvo, žinot, kaip iš vienas namuose ta tokia moteris, kur balandžių šeria. Tokia ta balandžių moteris. Tai kažkaip labai panašiai tokia, tik tai su ta liemenė šviečiančia. Ir tiesiog kažkaip mes priėjom prie jos ir sakom, tai kažkaip mūsų skrydis atšauktas, kaip čia mums daryti, kur čia eiti. Ir jin tokia, žinai, sako, gerai, sekit paskui mane. Ir tiesiog taip, mes paskui ją sekam ir jinai mus ten eina. Nuėjom ten į vieną terminalą, jin ten su kažko pakalbėjo, kažką padarė, sako, čia nesuveiks, tada nuėjom prie kažkokių kompiuterių, ten kažką padarė, nesuveikė, tada nuėjom į tokią VIP zoną, kur tik tai biznio žmonės, biznio klasės, verslo klasės, atsiprašau, žmonės aptarnaujami. Ir mes ten nuėjom ir jis sako, teikit, čia, žinai, be eilės. Ir ta moteris, tos verslo klasės mums sako, gerai, mes čia jums padėsim. Tai supildė mums ten visus dokumentus, tada užsakė bilietus kitai dienai, tada skridom į Rygą, tada išnuomavo taksi mums, išnuomavo tą viešbutį, ten išnuomavo, tos ir valgyt nupirko, davė tos talonus tokius. Ir paskui viską ta moteris daro, ta kur mes, ir jinai gal sugaišo su mumis gal valandą, 2, tiesiog, va tai va. Ir viską sudėliojo ir galiausiai ten mes einam jau link taksi ir mes sakom, oi, gal dar į tualetą galim nueiti, gerai, nuėjom dar į tualetą, paskui iš tualeto, ten, žodžiu, toks 2 valandas sugaišo. Ir paskui nuėjom į lauką, įsodino mūsų taksi, viską padarė ir tokia kaip mums jau draugiai jinai patapus. Ir mes ten apsikabinom ir tiesiog va taip nuvažiavom. Ir toks įdomus jausmas. Aš sakau, Joanai, jeigu nebūtų visai keista, jeigu mes grįžtume į tą oro uostą ir aš paklausčiau, ar čia tokia moteris dirba ir sakytų, mes apie tokią nieko negirdėjom. Nes grinai atrodo kaip Dievo angelas kažkoksai. Tai va, sako, eikit paskui mane ir 2 valandas mums viską ten tvarkė, įsodino į taksi, apsikabinom ir... Tai va, kartais atsitinka tokių dalykų, kur aš iškart Joanai sakiau, kad, tai čia, žinok, kažkoks čia Dievo angelas buvo, arba Dievas tikrai labai jau žinojo, kad mums tos pagalbos reikia. Tai kažkaip pasijaučiau kaip tas Petras, kurį iš kalėjimo išvedė, tai ir mus iš to oro uosto. Taip Dievo angelas išvedė, kažkaip nepastebimai. Tai va, tai visai kitaip dar Biblijoje matom, kad angelai veikia žmonių gyvenimuose ir labai aktyviai, ypatingai po Kristaus prisikėlimo. Tai kelios vietos, tai kad angelas nukreipė Pilypo kelią, kad jis galėtų paskelbti Evangeliją eunuchui iš Etiopijos. Tai angelas davė nurodymus Kornelijui, kuris siuntė pasiuntinius pakviesti Petrą, kad jie galėtų įtikėti. Tai matom, kad angelai netgi, žinokit, palydi tikinčiuosius galimai į dangų. Žiūrėkit, Luko 16:22 sako. Ir štai Elgeta mirė ir buvo angelų nuneštas į Abraomo prieglobstį. Mirė ir turtuolis ir buvo palaidotas. Angelai nenešė, jau turtuolio, tik palaidojo. Sako, angelai mirė, atsiprašau, Elgeta mirė ir buvo angelai nemirtingi. Va, iškart juokinga, nes jau žinot, kad nemirtingi.
Labai gerai veikia, reiškia Dievo žodis. Iš tai Elgeta mirė ir buvo angelų nuneštas į Abraomo prieglobstį. Tai galimai, kad netgi mirusi žmogų angelai nuneša pas Dievą. Antro Kristaus atėjimo metu angelai gros trimitais. Tai jeigu išgirsit trimitus, žinokit, kad jau viską paliekat. Tašių tikrai nekraukit, nieko nereiks. Jau keliausit su visam, viską paliksit, viskas čia, nieko nepasimsit. Taip pat labai svarbus dalykas tai, kad angelai stebi, kas vyksta mūsų bažnyčioje. Kas ne tik mūsų gyvenime, bet kas ir mūsų bažnyčia. Sako, 1 Korintiečiams 4:9 sako, man atrodo, kad Dievas mums apaštalams paskyrė paskutinėje vietą tarsi mirčiai pasmerktiems. Mes tapome reginys pasauliui, angelams ir žmonėms. Tai sako, angelai mus stebi. Arba 1 Timotiejui 5:21. Sako, saikdinu tave Dievo, viešpaties Jėzaus Kristaus ir išrinktųjų angelų akivaizdoje. Timotiejui, įsivaizduojant, kad laikytumė šitų nurodymų bei išankstinio nusistatymo ir neatsižvelgdamas į asmenis. Tai savo saikdinu tave ir Dievo, žmonių ir angelų akivaizdoje. Taip. Labai svarbi tokia eilutė, kur biškį daugiau pasižiūrėsime šitoje vietoje, labai įdomi ir naudinga. Jis sako, kad angelai ne tik stebi mūsų ir bažnyčią, bet jie trokšta suprasti Dievo mums suteiktą malonę. 1 Petro 1:12 skaitysiu. Dvylikta eilutė. Jiems buvo preikšta, kad jie ne savo, bet mums tarnavo tuo, kas dabar pranešta jums per skelbusius Evangeliją šventąja dvasia. Pasiųsta iš dangaus. Į tai trokšta pažvelgti angelai. Sako, Evangelija paskelbta, žmonės išgelbėjami, sako, į tai trokšta pažvelgti angelai. Angelai trokšta pažvelgti į kas vyksta šitame išgelbėjimo plane. Trokšta pažvelgti, reiškia tiesiogiai, kad jie iš dangaus, netgi taip palinkę, jeigu tai būtų taip palinkę ir žiūri, kas tenais vyksta toje žemėje. Nori įsižiūrėti į Dievo darbą daromą žemėje. Visi taip suklusę, žiūri, kas čia vyksta. Ir angelai negali atsistebėti, kuomet jie mato, jog Dievas suteikia žmonėms malonę. Negali atsistebėti, kad suteikia malonę. Žinot kodėl? Todėl, kad angelams nebuvo suteikta malonė. Jie nežino, ką tai reiškia. Tie angelai, kurie nupuolė, buvo amžiams, užanspauduotas eiti į pragarą, o tie, kurie nenupuolė, liko amžiams šventi.